Dėkoju, gerbiamas posėdžio pirmininkė, gerbiama premjerė. Norėčiau jūsų paklausti vieno labai konkretaus klausimo, kada planuojate biudžeto projektą pateikti, ar jame jau yra atspindėti jūsų šioje vyriausybės programoje įrašyti įsipareigojimai. Ir antras klausimas, jūs jau atrodo pasiruošėt atsarginės dureles kultūros ministrui, ką tik tai pasakiusi, kad galima pateikti, galima ir nuimti. Kokį bandomąjį laikotarpį jam esate numačius, 2-3 mėnesiai ir kaip jūs apskritai vertinate galimybės kovoti su dezinformacija, kuomet žmogus pateiktas į kultūros ministrus savo pirmąjį viešą pasirodymą pradeda nuo kalbėjimo apie tai, kad Lietuva yra, iš esmės tamsi, nenusisekusi šalis, nesėkminga, kas yra priešiškų valstybių primetamas nuolat naratyvas. Tai 3 klausimai. Ačiū už klausimus. Tai pirmiausia, dėl biudžeto iki spalio 17 dienos jis turi ateiti į Seimą, tai čia yra tam tikri terminai, tai finansų ministerija aktyviai dirba, jau pirmas raundas praėjo, dabar nuo šios savaitės pradedami kiti raundai dėl dėrybų dėl biudžeto. Tai laiku tikrai Seimą pasieks visas paketas. Dabar dėl pačių ministrų aš nenoriu išskirti nei vieno ministro. Šita vyriausybė turi dirbti gerai ir aš labai tikiuosi, kad kiekvienas ministras, atlikdamas savo pareigą, darys tą pagal sąžinę ir dirbs daug ir dirbs Lietuvos labui. Tai tas yra užduotis kiekvienam uždėta ir tikiuosi, kad ministrai tą ir vykdys. Dėl pasisakymų, pati klausiau tą patį pasisakymą, tai nereikia sutirštinti spalvų, tikrai nebuvo pasakyta, kad Lietuva yra tamsi. Man atrodo, kaip tik mes deklaruojame ir norime pasakyti, kad kiekvienas Lietuvos žmogus turi būti išgirstas ir jam turi būti demonstruojama pagarba ir tą sakiau ne vieną kartą, nepaisant žmonių įsitikinimo, nuomonės ir vertybių. Per ilgą laiką Lietuva buvo skaldoma ir buvo žmonės rūšiuojami į gerus ir blogus. Bet man atrodo, kad reikia šiandien parodyti tai, kad mes gerbėme kiekvieną, kuris turi galbūt mums net ir nelabai priimtiną nuomonę, bet turime dirbti ir kalbėti su visais.